Grįžtame po savaitės ir čia ratas, tai diskusijų laida. Čia žmonės, naujas žmogus, kuris su mumis bus šią savaitę. Sveiki. Labą dieną. Ir kaip jums čia mūsų studijoje jauku? Truputį šalta. Supratau. O jūs, Niko, grįžęs, kaip sveikata, kaip pasitaisė? Tada, kaip visada, per 20 metų nepasikeitė, o šiaip neblogai, nors vis tiek dėl viso pikto apsilankiau savo ligoninėje. Ir kokia diagnozė? Jokios! Užmigau per laidą ir viskas. Ten kai visos laidos praeis, mums Nojus duos kokį nors, nežinau, tokį nepažįstamą augalą ir kas atspės, kas yra protingiausias, tarkim, tas gaus ką nors. Taigi šios laidos tema – architektūra. Ir dabar paklausiu jūsų, jūs atsakysite, čia galioja tai visiems ir kaip ir Aleksui, kuris nežino šios laidos taisyklių. Ar žinote? Aišku. Gerai, tai pradėsim. Man čia pasėdėti. Gerai. O vis dėlto, kas kam labiau patinka, pradėsime nuo milijonieriaus. Niko, kuris plėtoja verslą visoje Europoje. Visame pasaulyje, ką dar neįsidėmėjai per tiek laidų. Nu, pamiršau truputį. Tai va, ir o kas jums labiau? Nauja statyba, sena statyba, kurio amžiaus labiausiai? Man tai labiausiai patiktų gyventi, tai senoviai, dėl architektūros, bet šiaip užsidirbu iš naujų. Bet, o jūs pats kokiam gyvenate? Bandžiau surasti senovišką, bet neradau, tai gyvenu savo statybos. Pabandžiau atkurti Drakulos pilį. Nenusisekė visiškai. Ne? Po 3 metų sugriuvo. Aš manau, kad dabartinė architektūra yra tikrai pažengusi ir nebloga, bet žiūrint kokia. Beje, mėgstu ir senovinę architektūrą, ji yra taip pat labai, man ji labai patinka. O dėl gražumo? O dėl grožio, tai aš manau, kad senovinė architektūra. Vis dėlto taip, o kokiam name gyvenate? Nusipirkau Drakulos pilį. Tikrai? Taip. Tai čia jau 2 konkurentai, ar ne? Taip, Mano taigi sugriuvo, jau sakiau. Jūs viską bandote atkartoti, o aš nusipirku, tai... Supratau. Kam pirkti, jeigu galime tokį pačią padaryti. Ir jau bus Drakulos pilis falsifikat. Tiesą sakant, prisipažinsiu, Drakulos pilį pirkau už 1 eurą. Už tai, kad atstatysite? Atstačiau, įrengiau normaliai, bet šiuo metu negyvenu, nes man ten tokia jau aura. Tai kvailas klausimas, aišku, senovinė. O gyvenate? Mes gyvename senoviniam name. Kurio amžiaus maždaug? Man patinka 18 amžiaus. Nu, aišku, norėčiau turėti ten iš viso senovinės, bet tokių net nėra, žinai. Tai aš gyvenu dabar 18 amžiaus name. Supratau, o pats kokie jums iš viso gražiausias yra? Kurio amžiaus jūs matau? Statyba? Taip. Man patinka 18 amžiaus statyba. Taip. O pats kokios profesijos esate? Aš? Taip. Aš esu toksai žmogus, be profesijos. Bet vis dėlto matau Bob Marley, gal su hipiais, su... Ne, mes hipiai... Ne? Supratau. Nu, aš tiesiog esu toksai žmogus, kuris visokius darbus dirba. Aš viską moku, tai paprašo manęs, aš padarau. O vis dėlto čia klausimas būtent Nikui, milijonieriui. Ir o jums labiau patinka restauruoti namus ar juos statyti? Iš ko labiau darote biznį? Nu, šiaip labiau darau iš statymą, nes suprantat, kai restauruoji, tai reikia viską taip pat daryti kaip senovį. O kai naujus, tai ten nieko, plyta, viena sutrupėjus, skiedinį kokį.
padarau. Supratau, o jūs gal, o šiaip kas labiau patinka restauruoti, ne dėl pinigų? Oi, daug kas. Pavyzdžiui, buvau čia prieš metus pats vienas atrestauravęs kažkokią pilį seną. Oho. Tai davė 100 milijardų už tai. Tai kokie... Suprantat, tai žymybei duoda už atrestauravimą. Aišku, po to 5 dienas negalėjau pajudėti iš lovos, bet... Vis dėlto, ar verta pirkti tą pilį, vargti ten, ar geriau pasistatyti namą tiesiog? Manau, kad reikia vargti dėl savo svajonių, nes pilis yra mano didelė svajonė ir aš ją išpildžiau. Tai man tikrai pasidarė žymiai geriau. Susirašinėt su kuo eina paslaptis? Su žmona, aišku. Su žmona. Su žmona nuo kada susirašinėt? Nu tai nuo dabar kaip matai. Ir... o jūs savo reikėjo atrestauruoti, ar jau buvo atrestauruotas namas kaip? Aš gyvenu bute, Taip. bet labai gerai įrengtame. Pats įrengėte gal? Tai kaip pasisamdžiau statybininkus kažkokius, kurie... Sakėt, pats mokat viską Tai daryti. aš moku, bet aš turiu pinigų, tai kol kas galiu sau leisti, jūs sakyti, statybininkus gal. O jei nepaslaptis, iš ko gaunate pelną Nu, daugiausiai? aš šiuo metu esu rašytojas, keliauju aplink pasaulį. Knygą išleisti yra brangu, bet kai atsiperka, tai Supratau. O čia kažkoks labai firminis fulkepas, ar ne? ne firminis. Ne? Gariūnų. Gariūnų? Nu, atsiprašau, kad pasakysiu gariūnų. Supratau. O dabar dėl kiti klausimai. Ne, jis ne iš gariūnų, Ne? bet ne labai brangus. Kodėl jūs taip čia jau juokitės iš kiekvieno, kuris negali pirkti už 1000 litų fulkepą? Už Galit? kokį 1000? 1000. Pavyzdžiui, šitie šortai, kurie jau užsitepė nepatvarus ir nieko, tai pirkau ten kažkokioj parduotuviai už $50,000. Oi. Ir taip jų nesaugot. O ką man saugot? Turiu dar 5. Supratau. Būtent tokio modelio. Aišku, paprašiau, kad man lygiai taip pat padarytų. Na, aišku, jau čia nelabai, bet... Jūsų kokia reakcija į tokį pasisakymą, kad nereik švaistyti pinigus ir... Nemanau, kad reikia švaistyti pinigus šortams. O jūsų rūbai? Mano rūbai nebrangus. Supratau. Nėra pigus, bet nėra brangus. Supratau. Čia matau firminiai Nike batai. Nu, kaip firminė, kaip matai, bet nežinau, nu, jie nėra už 10 000, tai žinai. Nu, aš perku rūbus už normalią kainą. 200 litų, 150, nu, žodžiu. Jei nepaslaptis, kiek uždirbat, o jūs būtent gal turit verslą savo, Mes turim verslą. o gal restauruojate pastatus? Nu, mes dabar kaip tik domimės tuo, bet kol kas dar ne. Žadate ką nors daryti būtent? Nežinau, Jei nepaslaptis, kiek uždirbatės? kiek uždirbame. Dabar nepastovas yra lėšas. Supratau. Vieną dieną gali uždirbti 100 000, kitą dieną nieko neuždirbti. Kokį mėnesį gali, o gali vieną mėnesį uždirbti 500 000. Nu, bet jeigu jau 100 000 per dieną užsidirbi, Nu, tai... čia kaip pasiseka, žinai. Tai panašiai, pala. Nu, aš dabar galiu pasakyti, nes nebijau. Banko kortelį turiu apie 1,5 milijono. Bet aš juos Ohoho. laikau gerai išaldytus juodai dieną. Nu, kai statysiu namą kokį. O dabar Teisingai, aš turiu butą, tai man užtenka butą. pagal mane, tai čia vat turėtų taip kiekvienas Seimo narys pasakyti apie savo. Sąžiningai uždirbtos ar... Sąžiningai uždirbti pinigai. Taip. Nu, aišku, buvo visko, bet ką padarys. Šiuo sakiniu ir baigiame mūsų temą. Susitiksime po savaitės. Viso gero. Nesijuokai, nugrįžti.